Labas vakaras, mėlyje jūsų namuose auksinė blykstė, kuri šį vakarą mistiška ir tikrai aštri. Šiandien kelsimės į kosmoso platybės. Ir šį vakarą, mėlyje, pasiruoškite, išgirsite ne kartą, kad mes visatoje ne vieni. Labas vakaras, TV čiabuviai. Na, o mes šį vakarą tikrai apie ateivius. Agentai Baubleris ir Vaškeli, jūsų paslaugoms. Taip pat šiandien svečiuosis laidoje tie, kurie teigia, neva tai turi absoliučiai neginčiamų įrodymų, jog ateiviai egzistuoja ir maža to, jie egzistuoja tarp mūsų. Todėl atidžiai pažvelkite į esantį šalia jūsų šiuo metu. Galbūt laidos pabaigoje nustebsite. Šiandien mistinis auksinės blykstės pasirodymas. Respekt, hebrytė! Gaila, kad praeitoj pirmoje auksinės blykstės laidoje dalyvavo Džordana, nes šiandien labiau tiktų į fonautų temą. Šiandien beje švęsim garsenybių gimtadienius ir pamatysim Vydą, katras dar negrįžo iš kosmoso ir dar ten tebėr. Prijom, žemė, prijom. Iš kosmoso tiečiai raportuoju, prieš pusvalandį kūras baigės, grįžt negaliu. Džordanos keliais varau. Šiandien auksinėje blykstėje matysite. Aš iš kitos planetos, mus begalybės skiria. Pats matot lėkštes ir atvykstančius? Aš sakiau, kad tai padvelgs psichoneurologinių skyrium, bet aš mačiau vienas iki lėkštę. Svarbiausia, aš mačiau lėkštę, matė mano kaimynas, vat gaila aš jo neatsivedžiau, ir matė jo ratvėlį ir šuo, nes šuo įmė lengvai kaukti. Čia nėra to vietos, nes mano meilė mirė. Aš iš kitos planetos. Galim pasveikinti taip, kaip sveikinasi ateiviai. O kaip ateiviai? Tai. O šitaip? Ne, ranką ištraukite. Apsikabinkime. Kaip meiliai tie ateiviai sveikinasi? O čia tik vyrai ateiviai ir moteris. O jūs neįtarėt, kad tas sveikinimosi būdas yra dauginimosi būdas? Sakė marsiečiai, kai taip apkabinat, taip dauginasi. Aš neįtariu, kad... Suleidus nežemiškos kilmės skraidančiam aparatui, iš jo išlipo maždaug 1,20 m ūgio žmogus, kuris prisistatė, kad yra nežemiškos civilizacijos atstovas ir vadovas netgi. Man faktus ant stalo daug. Rimtai? Rimtai? Centriukas, hebra, čia žiauriai rimta. Centriukas, jiems pavyko iškasti iš tikrųjų, Živilė. Jiems pavyko iškasti įrodymų. Mes iš kitos planetos. Mes iš kitos planetos. Gerbimi žiūrovai, auksinės blykstės žiūrovai, dėmesio, nes dabar pakviesime į studiją Raeliečių judėjimo nacionalinį gidą Lietuvoje, žmogų, kuris Lietuvos valdžios atstovų prašė įsteigti čia, mūsų šalyje, ateivių ambasadą. Pasitikite, Vitalius Prašienius. Sveiki, galima pasisveikinti gal eloginiškai. Galim pasveikinti taip, kaip sveikinasi ateiviai. O kaip ateiviai? Tai. O šitaip? Ne, ranką ištraukite. Apsikabinkime. Kaip meiliai tie ateiviai sveikinasi? O čia tik vyrai ateiviai ir moteris. Ir su moterimis taip pat sveikinasi. Jūs čia dabar sugalvojate, ar čia? Ne, tai taip pasveikiname, bendraujam. Tradicija. Galima su jums taip pat apsikabinti. Šiaip neištingas. Ačiū. Bet kažkaip tie ateiviai su vyrais ilgiau sveikinasi. Vitalius yra Raeliečių judėjimo nacionalinis gidas faktiškai Lietuvoje. Pagal išsilavinimą radio inžinierius, baigęs taip pat inžinierinė pedagogika ir psichologija. Šiuo metu dirba vadybininkų privačioje kompanijoje, turi savo versliuką, užsiima kaimo turizmu. Raeliečių judėjimu susidomėjo 2002 metais, kai sužinojo apie
klonuotą mergaitę. Vat. Na, o dėl galimybės laidoje taip pat teko derinti ir su realiečių viešųjų ryšių skyrium Italijoje. Gautas yra ir oficialus rašytinis leidimas, čia gali parodyti kažkas. To dar mūsų laidoj nebuvo, faktiškai va, naujas dalykas. Turiu pastebėti, kad lietuvių realiečių yra 8, 7 gyvena Belgijoje, o Lietuvoje va 1 Vitalijus. Nu ir... Viskas atvirkščiai pasakyti. Nu ir pabaigai galiu pasakyti... Šokiruotas. Ponas Vitalijau. Na, iš tikrųjų, mūsų laidos istorijoje tokio dalyko dar nebuvo, kad reikėtų kreiptis į kitą valstybę, kad galėtume pasikviesti savo pilietį štai čia į laidą. Net poną Landsbergį lengviau prisikvietėm. Na, iš tiesų, pas mus yra komandoje darbas vykdomas, todėl mes derinam savo veiksmus. Pasaulyje iš tiesų reikia šiek tiek pasikonsultuoti su Brigitte Bosselier, kuri yra pasaulio spaudai atstovė, ir taip pat Kulnaido direktorė. O tai kas čia railiečiai? Jūs paaiškinkit trumpai žmonių kalba, kas čia per judėjimas? Tarptautinis railiečių judėjimas buvo įkurtas Klodo Varilono, vėliau pasivadinusiu Raeliu. Žmogaus, kuris turėjo fizinį kontaktą su nežemiška civilizacija, nusileidus nežemiškos kilmės skraidančiam aparatui, iš jo išlipo maždaug 1,20 m ūgio žmogus, kuris prisistatė, kad yra nežemiškos civilizacijos atstovas ir vadovas netgi. Ir jis paprašė jo perduoti žemės žmonėms, vyriausybėms, taip pat masinės informacijos priemonėms pranešimą apie tai, kad ne mistinis dievas, ne evoliucija, tačiau būtent jie dėka išvystytų genetinių technologijų, dėka meistriškai valdomos genetinės sintezės sukūrė visas gyvybės formas žemėje ir dievą, ir žmonės.